Europos greplingo čempionate toliau tęsiasi kovos. Prieš tai mūsų kalbintas Konstantinas Mokšinas, svorio kategorijos iki 64 kg čempionas, teigia, jog įspūdžiai iš turnyro tik tai patys geriausi, perdavys linkėjimus ir organizatoriams ir savo treneriams. Dabar absoliučios kategorijos Vladislavas Černavskis iš Latvijos ir Marius Staniulis. Pirmoji kova veteranų kategorijoje ir pažiūrėsime, kam čia pavyks iškovoti absoliutaus čempiono titulą. Susitinka Lietuvos ir Latvijos sportininkai ir abudu galingi vyrai ir žiūrėsim, kas iš jų yra galingesnis. Černavskis. Černavskis yra gražus metimas. Ir fantastiškai laimi šią kovą, labai ilgai joje neužtrukęs Vladislavas Černavskis. Dar kartą jūsų dėmesio šis epizodas. Fantastiškai. Nebejotinai, jis yra šios ковos nugalėtojas. Какие ощущения? Ну, наверное, радость и гордость. Гордость, что получилось побороться хорошо, показать и на зрителей, и технику. Радость. Как тебе последняя, предпоследняя или последняя хватка, я уже не помню, но там эффективно тебе получилось. Как удалось? Ждал момент, так как я был легче своего оппонента, поменьше ростом. Я ждал момент, ловил на движение и в итоге поймал бросок через плечо. Переднюю подножку. Один из моих коронных приемов из самбо. Давным-давно чемпионат мира победил в 95 году. Pasaulio čempionu. Net padėjo tapti toks veiksmas Vladislavui Černavskiui 95 metais. Šis sportininkas yra iškovojęs pasaulio čempiono titulą, tuo tarpu dabar absoliuti 17-mečių kategorija Ernestas Varankevičius, Deividas Matusevičius. Šitoje svorio amžiaus grupėje kovojo 8 sportininkai ir finale sutinka netgi 2 lietuviai, nugalėję 4 Baltarusijos sportininkus ir papuolė į finalą lietuviai. Bandymas užkabinti varžovo koją. Matusevičius sugeba sėkmingai priversti varžovą atsidurti ant tatamio grindų. Matom, sportininkai nėra patys sunkiausi. Atkrintamuose kovose nugalėjus už save sunkesnius sportininkus, nes turbūt yra vikresni ir greitesni ir atlieka daug greičiau savo judesius ir skausmingus veiksmus. Ir Matusevičiaus džiaugsmas tapus čempionu. Atliko smaugimo veiksmą kojomis ir iškovojo pergalę. Jo apdovanojimą ir matome jo ir kitų kolegų. Lukas Latauskas liko 3, Varankevičius 2, Matusevičius 1. Tuo tarpu netrukus matysime dar vieną absoliučią kovą. Viktoras Tamoševičius ir Marius Rudnickas, suaugusiųjų kategorija. Suaugusių kategorija net 12 sportininkų bandys savo jėgas iš Baltarusijos, Latvijos ir kitų šalių. Ir vėl čia sutinka stipriausi lietuviai, papuola į finalą. Išduosime šiokią tokią paslaptį su Kęstučiu, kad 3 vietą šioje kategorijoje užėmė Lukas Danilevičius. Kas bus pirmas, paaiškės visiškai netrukus. Taip pat norim visus pakviesti į kitus Grappling federacijos čempionatus ir renginius. Dabar artimiausias bus renginys spalio 25 dieną Švenčionėse, kur vyks moksleivių turnyras Švenčionių merų taurei laimėti. Ir Lietuvos čempionatas lapkričio 8 Šakiuose, kur bus visų amžiaus kovos. O čia matome Marius Rudnickas, tampa suaugusių kategorijos čempionu. Pavyko, pasirodo, galima. Kaip jautiesi po pergalės pats? Kol kas iš tikrųjų galvoju daug emocijų, daug minčių sukasi tai. Reikės viską namuose ramiai apgalvoti, kada bus mažiau žmonių. Kas čia atsitiko, nes dabar dar nelabai suprantu aplamai, kas nutiko. Patenkintas Marius Rudnickas kitoje absoliučioje kategorijoje iki 19 metų Vladislavą Liaudanskį veikęs Dimitris Anisko tapo čempionu. Dabar matome jo apdovanojimą, tuo tarpu mūsų laida jau atėjo į pabaigą tiek iš Europos greplingo čempionato šį kartą. Mes su Kęstučiu su jumis jau atsisveikiname. Atsisveikinam, iki kitų kartų. Iki kitų susitikimų.